4402 Patch Camellia. 4402. Irgi tarp vidutinio ir L dydžio rankinių. Labai fainai ir įdomu atrodo tas būtent kombinacija lygios odos kartu su būtent tokiu smulkiu pynimu pačios rankinės. Štai taip atrodo iš vienos ir iš kitos pusės. Gan ilgos rankinas, bet jų neužtenka, aišku, nešioti ant peties. Dėl to jūs galėsite užsidėti jau ilgesnį diržą, kuris reguliuojamas, ir galėsite užsidėti čia šonuose tam, kad šitą rankinę būtų galima užsidėti ant peties arba per petį. Čia yra vienas vientisas skyrius, šone yra skyrelis telefonui raktams susidėti ir kitam šone yra skyrelis būtent su užtrauktuku. Tuoj parodysiu, kaip atrodytų, jeigu mes užsidėtume su ilgu dirželiu. Noriu dar priminti, nes kadaise aš irgi turėjau vintažinio stiliaus rankinių, bet pirkau iš kito tiekėjo. Šito tiekėjo dar nebuvo tuo metu, aš nepažinojau iš tikrųjų. Tai noriu pasakyti, kad labai skirtinga kokybė. Kai kurie, pavyzdžiui, taupo ant pačios gamybos, aišku, rankų darbo gamyba, bet taupo, pavyzdžiui, ir būna taip, kad vidinė apdaila turi dažų žymių, labai nekokybiškai viskas atrodo. Todėl noriu iškart pasakyti, kad šitas gamintojas labai kruopščiai viską atlieka savo fabrike. Plius tai yra visiškai rankų darbo gaminys. Autentiškas, aišku, gal šiek tiek brangesnis, bet kokybės prasme tai tikrai labai aukštos kokybės gaminys, būtent vintažinės stiliaus. Tai vat, parodžiau jums, kaip atrodo užsidėjus ant peties, štai tokiu būdu. Yra užtrauktukas, atsidaro labai plačiai, šone čia turi skyrelį su užtrauktuku, kitam šone skyrelės telefonui raktams susidėti ir vienas vientisas skyrius. Šito modelio irgi yra labai plati spalvinė gama. Jeigu pamatysiu kitos spalvos, tai parodysiu. Tai va, dabar mano rankose yra samaninė žalia spalva. Taip, atvirčiau. Taip, 442. Veronika, šitas modelis yra elektroninė parduotuvė. Aš jį atidarius esu dabar. Tai 442 ir man pagal paiešką randa.